Važiuojam. Štai toks žvynius. Štai toks. Karočią per lietų reikia bėgti kliovus. Einam, ačiū. Ahoj, sveiki draugai, senai besimatėm. Atvariau prie savo senos geros vietos, nes jau gėda netgi kam ir pasakyti, turėjau gal 4-5 žvejybos ir visos tuščios. Eksperimentavau po naujas vietas, tai mano eksperimentai nesigavo, tai grįžau į savo seną gerą vietą, nes jau noriu pagaliau pačiupinėti tą karpį. Įsikūriau kažkas tokia, turiu stalą, palapinę, meškerės irgi jau susimetęs, gaudau laiveliu, 3 taškai, 2 saldus, 1 mardukas, taip kad gerą žiūrėjimą, o aš einu kažką bandyti, strateguoti, dėliotis, žiūrėti kaip čia ką daryti, kad iškrapštyti tą karpį pagaliau. Važiuojam. Už tų stulpų užlys, tai bus čia ne kažką tada. Gerai, kad čia nusekė, biškį galiu užeiti. Neleisiu, aš jam ten už tų stulpų baltų užlyst. Gerai, lygtais išėjo. Bandau traukti. Kažkaip čerpuką pasiimt būtų gerai. Patsikrantais čia važiuoju. Net neišlenda pasirodyt, kaip čia atrodo. Varyk čia, bičiuli. Palinda po kitom meškerėm. Išlinda. Nepasiduoda nors taka. Nedickas. Karpeliūkštis. Opa, yra, valio. Einu atsikabinsiu. Didelis, bet man atrodo, kad visai normaliai čia. Koks 10 kiliukų netoli. Jo, atspėjau grinai 11 su slingu to vadinam, sverimo maišu, tai
kilogramuose bus tas maišas, nes net nešlapęs jis dar. Tai visai neblogai, sakyčiau. Pirmas žuvis. Valiau. Štai koks tišlius. Einu paieškoti lūpytę, pati kažkur turiu. Einam pasirodysim šitą gražuolį. Visai nebloks, storulis. Papurkščiu lūpytę su vaistais. Nu, pasirodyk dabar čia gražuolį. Gal apsisuk. Oba. 10. Oba. Štai toks žvynius. Čirkšt. Ir yra. Einu pasileisiu tą rubuilį. Nuvaryk. Pakviesk bičiulių, da kokių stambesnių gal. Persimesiu dar tą patį masaliuką. Visai dar toks padoriai atrodo, dar naudojamas. Tai net nekeisiu. Nuplukdysiu vėl tą patį tašką, ten toliau už tų stulpų užmačiau, kad jie ten šokinėja. Prieš tai buvo arčiau pasižymėjus tašką, bet pamačiau, kad jie ten juda, tai nuplukdžiau. Taip ir po kokios 1,5 valandos išvažiavo. Parodysiu, kaip čia aš darau su tuo laiveliu, kas nematė, kas mane stebit, jau matė ne kartą. Taip, pasiemam pašariuką. Čia turiu užsimaišęs, paskui parodysiu, ką aš čia naudoju, tokius boilius. Tai šaunu 1, 2, daug nepridėkim, nėra čia ko. Paskui pasiemu PVA koinytę. Maunu taip, gražiai paguldom, kad čia nieks nesusipainiotų. Tada turiu, čia nelabai matosi, Našo Candy Nut Crush. Toks kvapelis, debesėlis, kaip jį čia pavadinti. Tai šaunu ant koinytės biškį, kad debesies paduotų. Ir ką, ir einu. Nuplukdysiu į tą tašką, iš kurio išsitraukiau 10 kilų karpiaužniką. Palaukti reikėjo nemažai, atvažiavau apie 6:30 ryto, užkibo kažkur tai apie 12, dabar gal po 12 neturiu pasižiūrėti kaip. Tai į tą pačią vietą ir varom. Skanauja jie ten mano turbūt pašariuką. Tikėkimės, dar jie ten yra. Niekur nepabėgo. Gal pavyks dar kokį ištraukti. Taip standartas čia apie 8 kilai tie karpiukai. Bet yra ir didesnių 12, 13, 14. Gerai, ten ir leidžiam masalą. Čirkšt. Spaudžiam go back. Pats laivelis parvarys į namų tašką. Čia viską susitampom. Čirkšt, čirkšt, čirkšt. Labai patenkintas savo 9 fitų meškerytėm šio Našo. Čia taptų medžių man labai gerai.
O be laivelį iš vis čia neužsimestum. Nu ką, susitampėm. Laukiam toliau kibimuko. Eisiu parodysiu prieš tai dar jum, ką aš čia naudoju, kokius boilius. Va, vieną taškelį turiu išėręs su šitais Advanta 15 ml boiliukai Spicy Krabas. Tai čia jie yra šitam kibirėlį su peletėm, kirilo peletės, halibuto peletės ir dar paprastų baltų kažkokių. Paskui saldi bazė, naudoju Tutti Frutti dinamito boiliukai 15 mm irgi. Ir kiti dar yra dviejų rūšių. Naudoju tai šitie Mainline Impactai kažkokie, net nėra tiksliai parašyta, koks čia kvapas, aš nelabai suprantu, tai jie kvepia tokia kaip citrina, ananasas. Ir į PVA kuinytę dedu pelėčių miksą tokį 3-4 mm pelėtytas. Ir va štaip atrodo. Pirmo žuvis užkibo ant tokio šeriminis boilis ir galvūnėlė popsiko Tiger Nut, Tiger Nut. Dar turiu kažkur tai štai ant tokio. Gerai, persimetinėju toliau. Gaudom toliau didelius karpius. Yeah. Atėjo laikas persimest. Tai dėsiu vieną tokį saldą. Tokį pat ir šeriminius boilius naudoju. Mainline. Paskui dinamito wafterį. Tutti Frutti. Ir Marina Halibut popas. Popsas pamirkytas aliejui. Štai taip atrodo mano sistemėlė. Truputį pradėjo lietus lyt netikėtas ir jis nori mums sumaišyti rubrikėlę Dariaus virtuvėlę, bet jam tai nepavyks. Aš vis tiek kažką pasidarysiu pavalgyti ir jums parodysiu. O šiandieną turim guliašą iš Poland, lenkišką guliašiuką. Bet aš jau esu jį valgęs, lenkai truputį pagailėję yra įdėti mėsos gabaliuko. Tai va čia yra didelis minusas jiem, bet aš esu sugalvojęs tokį bairiuką padaryti, kad būtų biškį sočiau. Turiu tokią chicken kamoliukų, kaip kotletukai. Tai čia su tuo padažiuku išausiu į šitą runduliuką.
tai va taip čiurkšt. Iššaunam, paskui ant viršaus šitų kukuliukų. Ir man atrodo, turėtų būti labai neblogai. Nu į ką jūs jau manot, lietus lyja, o Darius kokius va patiekalus čia makalūziai. Spaudžiam šitą, niekur nepabėkit, nustos lyt, dar ir rubrikėlę užsikurk cigarą bus. Normaliai vara, ką? Nu, maladėt čia. Net nerodė lietaus, o vara, kai iš kibira. Nu, nieko, sėdėsim, palapinį kimarinsim. Lauksim geresnių orų. O aš toliau valgau savo tą gulešiuką, lenkišką, pusiau vokiškai padarytą. Nu, bus matyt, kaip čia kas toliau. Kol kas ne pyragai, apie orą šnekam. Karočią, per lietų reik bėgti kliovus. Einam, ačiū. Belia, kaip lyn, karočią, ir kliovus yra. Einam, ačiū. Užlinda už stulpų, turbūt. Nutrūka zajebys. Nupylė taip normaliai lietutis. Kai čia tokia biški duobytė nedidelė, kur aš palapinę pasistačiau. Tai vanduo biški renkas. Tai su akmeniu tokius drenažus padariau. O, įskaptavau griovelis, kad nubėgtų vanduo. Podgenijus aš esu, ką? O taip va. Čia ne šuns papajam kokį. Vėl prikėlė gerokai beždžionę. Kim man čia? Ir nieks nebekim. Nu ką, bičiuliai, taip nevaikiškai nupylė lietus ir dabar jau saulė išlindo. Ir jau galima pradėti daryti rubrikėlę užsikurk cigarą. O ką šiandieną mes turim? Šiandieną Leather Rose Torpedo. To išpakuosiu, parodysiu jums, kokį čia turiu šiai žvejybai įsitaisęs cigarą. Štai toks nekubietiškas, jis vadinamas tipo kaip New World, bet šitos firmos jau teko ragauti, jie saldus. Tiesioginė ta prasme žodžio saldus. Dar čia reikia mokėti išsipakuoti. Opa. Štai tokį nusilupė. Tada kerpam galą. Susirandam žiebtuvėlį. Pridegam
Yra čia tokių biški minusiukų. Priešais mane atvažiavo ribokas gaudyti žuvies irgi, tai nežinau kaip čia bus, nes jam priklauso ta pusė, kur aš pagavau žuvį. Vienu žodžiu, tai teko man pasislinkti apie kokius 3 metrus arčiau į savo sektorių. Nu nežinau kaip čia bus, tikėkimės. Ir pasislinkus gal tas karpis ateis. Gerulis. Saldus, kaip cukrui mirkytas. Leather ropes. Va ten matot, kolegas statos palapinę. Nu kažkaip tilpsim. Na ką, bičiuliai, trumpas update'as. Kol kas vienas tik tai karpis ištrauktas. Dar turėjau po to 2 kibimus, bet atsikabino. Tai nežinau, jau kaip matau, rudenėlis gerokai įsibėgėja. Temsta anksčiau, tai dar vienas iki persimėsiu. Kol visai nesutemę bus ir kimarint lysiu į palapinę, kažką filmą pažiūrėsiu, kažką vienu žodžiu reikia veikti. Į dangų nežiūrėsi, kaip sakant. Bet dar nepasiduodu, rankų nenuleidžiu. Matau, žuvis aktyvios, šokinėja, žvakės daro. Tai gal dar ir naktį teks šokti iš palapinės. Tai jeigu kažką įdomiau bus, dar būtinai išlysiu į eterį ir pasirodysiu. Iki! Labą rytą. Na, naktelę prabėgau visai ramiai. Neturėjau iš vis jokio kibimo. Ką žinau, tai apibendrinus visą žvejybą gal ir nėra labai blogai. Viena nemaža žuvis krante, 10 kg karpis, vienas atsikabino ir 2 atrodo nepasikirto. Tai visai užskaitau šią rudeninę savo žvejybą. O jeigu tau patiko ir pasižiūrėk iki galo, būtinai paspausk šitą ir brūkštelk kokį komentarą. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki kitų kartų. Iki!